sveikinuosi tiesiai nuo Big Beno. Šiandien mes susitiksime su labai žymiu žurnalistu, kuris atvyko tiesiai iš New Yorko. Tad norėčiau čia pakviesti Igną Bautrėną. Sveiki gyvi, eksperčiuko gerbėjai ir žiūrovai. Turime tą rubriką apklauskime žymius žmonės apie Europos Sąjungą, tai mes apklausime ir Igną. Taigi pirmasis klausimas. Kurie Europos Sąjungos šalyje norėtum pagyventi? Olandijoje. Aš manau, kad Olandijoje žmonės yra gal dėl tam tikrų realizuotų dalykų, galbūt ir ne, tiesiog labiau atsipalaidavę. O kurioje Europos Sąjungos šalyje nenorėtum gyventi? Lenkijoje. Supratau. Koks tavo manymu yra europietiškas gyvenimas? Palyginus su amerikietišku gyvenimu. Beje, Ignas labai daug laiko praleido New York'e ir tiesiog šiuo metu persikėlė gyventi į Londoną, studijuoti žurnalistikos, kaip nebūtų keista, kažkokiam universitete. Kingstono universitete. Taigi, palyginant su Amerikos gyvenimu, Amerikoje yra visiškai legalu turėti prie savęs ginklą savigynai. Taip. Užtat ten žmonės viens kitam labai daug šypsosi. Bet jeigu tokia santvarka būtų Europoje, tai nei vieno gyvo senai nebūtų. Čia rimtas argumentas, kodėl yra Europoje gyventi geriau. Aš nežinau, kas tau yra Europa? Namai. Man Europa, aš šiaip gyvenęs ir šiandien, ir ten, ir kurioje Europos šalyje bebūčiau ir begyvenčiau Europoje, yra vis tiek arčiau Lietuvos ir arčiau namų negu už Atlantos. Kad ir kaip už Atlanto būtų gerai, ir kad ir kaip man ten patiktų. Ne, čia nesąmonė, kad už Atlantą yra gerai. Iš tikrųjų gerai yra Europa. Taip? Negaliu nesakyti. Europoje be abejo yra gerai. Ignai? Taip. Ar turėtum kokį ketureilį Europos Sąjungą? Ketureilį Europos Sąjungą. Taip. Žinok, nepatikėsiu. Kaip tik visai neseniai sėdėjau vienam bare, kurio pavadinimo dėja nebeatsimenu. Gėriau alų ir kaip tik pasirašiau čia tokias 4 eilutes Europą. Mėgėjai, paklausom. Ketureilis Europos Sąjungoje Ignas Bautrėnas. Europa. Nuo Kaišiadorių lyg Paryžiaus. Nuo Gedimino bokšto lyg Londono akies. Tiek daug šalių viena kitas palaiko. Įvedus eurą, nieks jo nepadės. Ačiū labai. Su jumis buvo Euro eksperčiukas tiesiai iš Londono, Didžiosios Britanijos karalienės šalies.